Sveiki draugai, sveiki automobilių vairuotojai. Šiandien Klaipėdoje tikrinam automobilį BMW X6 2022 metų. Tai yra kėbulas G06. Variklis stovi 3 litrų, dizelis 210 kW. Ne visai dizelis elektras, sakykime, B57, vienaeilis 6 cilindrų, vienas iš geriausių paskutinių laikų variklių. Tai dėžė automatas, aišku, X-Drive'as. Užduotis tokia, patikrinti kėbulą. Jeigu kėbulas tvarkingas, tai tada žiūrėsim viską toliau. Trumpai apie variklį, apie mašiną, tai kaip ir pasakiau, variklis vienas iš geriausių. Mild Hybrid tai yra iš dalies hybridas, kuris padeda pajudėti iš vietos neužkraunant variklio. Ir nuo 21, jeigu neklystų metų, jau visi 3 litrų, bent kiek žinau, 3 litrų varikliai jau pradėjo gaminti su Mild Hybrid sistema. Dėžė, kaip visada, ZF 8HP, viena iš geriausių. Elektronika, kaip ir pas BMW, pas visų, ta prasme, iki tam tikros ridos viskas tvarkojo, paskui, kaip ir pas daugelį mašinų, pradeda jau tada ir parktronikai ten. Tai va, pradedam patikrą. Dabar bendra apžiūra. Kairės pusės žibintas priekis tvarkingas, ant bamperio čiut-čiut yra nuo akmenuko įdaužas. Taip, bamperis irgi tokių turi truputį įdaužų nuo akmenukų, tikriausiai autostradom važinėja. Taip, bamperis su sparnu sueina, sakyčiau, plius minus gerai. Tai plastmasė, moldingas taip pat stovi gerai, sparnas kažkokių nėra pretenzijų. Tarpas durelių. Taip. Čia tiesiai, čia čiut-čiut eina toksai. O dešiniai pusiai, irgi čiut-čiut, tai reiškia nieko. Einam toliau. Kairės pusės galinio vaizdo veidrodėlis tvarkingas. Durelės. Kairės pusės vairuotojo. Atsidaro gerai. Rankinėlė gerai. Pritraukėjų nėra. Kairės pusės, va čia yra toksai nedidelis, matomai kažkur į sieną garaže, bet pats tarpas yra lygus ir čia va čiut-čiut tokie yra pora. Langai 21, taip, čia stiklų apdaila tvarkinga. Toliau einam, kairės pusės durelės atsidaro gerai, rankinėlį gerai. Dabar kairės pusės eina tarpas lygus, čia eina sparnas lygus, durelės šiek tiek eina, bet lygiai. Sparnas galinės su bamperiu sueina tvarkingai, plokštuma galinių durelių ir sparno tvarkinga. Vizualiai aš nematau kažkas būtų dažyta. Kairės pusės išorinis galinis žibintas tvarkingas, vidinis tvarkingas. Bamperio kairysis šonas tvarkingas, bet yra apdulkėtas, aš nematau, ar buvo dažyta ar ne. Kairės pusės. Tuoj sekundę. Yra taškelis čia toksai, mažas, tas dulkelė, bet plasmasė aš niekaip nepasižiūrėsiu. Dabar galinis dangtis. Kampai sueina.
Kampai sueina, tarpai plius minus gerai. Dešinysis vidinis žibintas neprasavęs, neapgadintas. Dešinės pusės tai yra kampas galinio bamperio, taip pat pasakyti konkrečiai negaliu, nes yra apdulkėjęs, šiek tiek yra purvo. Bet reikalui esant paprašysim, kad nuplautų. Čia vat jau čiut-čiut taip kartais būna, bet aš sakau, jeigu mes įmam naują mašiną salone, gal čia vienodai. Dabar dangtis atsidaro gerai. Sparnas galinis kaip ir vizualiai nieko, o dabar einam prie įdomių dalykų. Čia vat tarpelis eina, vat pats moldingas, jisai taip klyba, dėl kažko klyba. Pas mūsų slenkščio apdaila, va jinai. Ir tarpas eina mažiau, durelių tarpas eina plius minus gerai, bet matau jau, kad va durelės yra, aš matau jau, kad yra darytos. Durelės užsidaro, atsidaro gerai, rankinėlė neišlaužta. Dabar šoninis tarpas durelio, dešinė pusė gerai, užsidaro, atsidaro gerai, metai 21. Daila visur čia eina lygi. Durelės, vat apdailą vėl žiūrim, kad turim apdailą dešiniai pusiai. Išlenda kažkiek apdaila. Kairiai pusiai pas mūsų. Įdomi, arba jinai čia nesupranta. Čia jinai taip prisiglaudžia, o tenai jinai taip atsitraukia. Kažkas yra, kėbulas nėra šviežus. Tarpas tarp durų dešinės pusės kaip ir lygus, veidrodėlis dešinės pusės tvarkingai ir einam. Tokį irgi dalyką padarysim kaip iš tolumos. Žiūrim į liniją durų. Tai mes matom durų liniją. Čia eina pas mūsų laiptelis. Čia eina lygiai. Taip pat ir čia prisiglaudžia nelabai gerai. Va, eina piršto iškišti. O čia prisiglaudžia gerai. Tai kairiai pusiai iš tolumos žiūrim. Tada jau čia eina lygi linija pas mūsų. Ir čia prisiglaudžia visur prisiglaudžia, kad neįkiši to piršto. Stogas tvarkingas. Originalas 21 metų. Priekinis stiklas, turi mažiukų tokių nuo akmenukų. Labai mažų, bet neįdaužo. Tiesiog čia irgi vat toks mažas. Dešiniai pusė irgi va tokių smulkių tokių taškelių, bet nėra čia pagrindo bijoti. Sparnas sakiau, kažkas su tais moldingais, ar tenai blogai pridarytas, ar čia, bet yra faktas. Tai va, čia jau eina pas mūsų lygiai, čia jau prisiglaudžia lygiai. Dešinės pusės optika tvarkinga, aš tai uždėčiau apsauginę plėvelę. Čia lyg tai nėra. Ir dešinės pusės irgi
Šiek tiek yra vat akmenukų, yra vat čia patiokas kažkoks, irgi neturėtų būti šiaip. Yra tokių mažiukų, nuo akmenukų įdaužų. Parktronikas. Čia vat lakas šiek tiek nulindęs. Ką, einam su dažų sluoksnių matuokliu. Nu, pradedu kaip įprasta nuo stogo, tai turėtų būti originalus dažymas iki 150 mikronų. Va, matom 105, 95, 105, 105. Dabar dešinės pusės stoikė vadinama, nu, šiek tiek jos eina nelygios, tai gali būti kažkiek, va, 135, 95, 135, 100, gerai. Einam kairė pusė, kad iškart būtų supratimas. Kairė pusė. 125, 100, 115, 80, mažą pusę nieko tokio, svarbu, kad ne į didelę. 100, stogas 85. Šiek tiek skirtis gali, bet ne daugiau kokių 100 mikronų. Tada einam toliau. Kairysis priekinis sparnas. 135, 145, 140, durelės, kairės pusės priekis. 135, 130, 130, 140, kairės pusės galinės durelės. 140, 125, 125, 125, kairės pusės galinis sparnas. 135, 115, 105, kampukas. 85, sparno viršus, 100. Toliau galinis dangtis. 130, 300, 200, 145, 260. Vis tiek vat kažkur šiek tiek lygumo nėra. Lygumo nėra. Čia jau eina gerai. Pukas 135, kasgi čia pas mūsų nesupranta. Nu, yra čia mažas toksai, nepamatysit gal. Vat jeigu yra čiut nelygus, kaip duobutė būtų, tai ant spoilerio čia yra tokių irgi pora. Bet nežinau, kas čia gali būti. 200, 200, vis tiek 200, va 300, vis tiek kažkas tai
Kažkas prie ženkliukų. Nu, nežinau, po klaustuku vienu žodžiu. Einam toliau tada. 110, kaip ir turi būti kampas. 170. 170 čia. 160, o čia iškart 100, tai kažkur pas mūsų kažkoks perėjimas yra. Čia 160. Bet aš jau tikrinu, tai čia vat prasidės jau 300. 225, 400, 300, 300, 4, 4. Tai va tas kampukas, kaip ir sakiau tenai, kad kažkas man va čia va blizga. Čia va 700, 9, 1000. Nu va, pagrindinė vieta, tai kažkur tai čia ir buvo pas mūsų va, štuka 6. Jo, čia jau nebesimato. Vėl, tai čia visas tas aš jau matau, kad štuka 900. Durelės darytas yra. Visas 400. Taip, 200. Dabar priekinės dešinės pusės. Užmesta lako matomai. Čia perdažyta, perdažyta. 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 Nu irgi. Čia jau pas mes matom, kad gerai viskas eina. Ir stoikė pas mūsų buvo gerai. Nu jo, irgi gal kokio lako užmesta, tai. Ką mes čia turim? Durelės, durelės. Opa. Čia va irgi pas mūsų kažkas tai. Vienu žodžiu durelės buvo čia. Nesimato. O čia jau 270. Nu ir dabar labai svarbus momentas. Nu va, tai čia iš esmės daėjo iki vidinės dalies. Iš esmės čia galas buvo normaliai luptas. Vidinė stoikė. Jau 175. Vėl čia. 400. Nebėra. Tai čia ir nesigavo, kad tas moldingas. Jisai kažkodėl yra nuėjęs. Tai dėl to ir buvo tas darbas. Jisai blogai ant šponkių laikosi. Šešiasdešimt penki, 55, 100. Čia jo, čia viskas gražu saliolė. Priekinė kairė stoikė. Taip. 70 slenkstis.
70 vidurinė stoikė. Ir va čia durelės pasižiūrim taip dėl įdomumo. Čia aišku nebus tiek, kiek reikia, bet čia tik tai vat antras sluoksnis yra. Vat, blogai čia prisiglaust, bet nėra taip, kad 1000 ar kažkas panašaus. Ir čia vat matom iškart 90, 70. Nereikia kažkur tai vidurį. 60. 110, 135. Apatinė dalis. Tai iš esmės buvo galinis dešinės pusės kampas darytas. Ir, nemažai buvo. Tai va, automobilį BMW X6 patikrinau. Prašymas buvo dėmesio daugiau skirti kėbului. Tai šiek tiek automobilis buvo muštas į dešinės pusės galinį sparną. Tai klientui tas dalykas nepatiko ir, kaip supratau, automobilio bent šito jisai atsisakė. Tai dėkui už dėmesį ir kreipkitės, bus klausimų. Geros jums dienos.